Labas moteris, tiesioginis vėlyvas reportažiukas iš Kauno, iš mano sukurtų stiliaus ir mados namų. Labai trumpai, kai moteris pradeda aklai sekti madą, ji praranda savo asmenybę. Ir ne tik tai, manau, jinai ir save praranda, savo grožį, savo moteriškumą. Mano 20 metų darbo patirtis tokia labai įdomi, nes iš tikrųjų ilgai 20 mečiai dirbu su moterimis. Ką tai reiškia, kad mane klientės pažino, kada man 30 buvo metų, praėjo 20 mečiai. Ir lygiai taip pat ir jom, ir stebiu, kaip keičiasi moteris, man atrodo, pasikeičiusi, Jolanta išlieka savimi. Ir išlieka ir savo kūnų, ir savo figūrą, ir savo tuo charakteriu, savo charizmą, savo darbų, savo veiklą, tikrai turinti savo kelią. Ir jų linkiu būtent jum moterim, taipogi neaklai sekti kitais, bet kuo labiau atskleisti save, pajusti, kas jums patinka, kas jums tinka. Ir lygiai taip pat per sukneles, per kuriamą madą, per kuriamą stilių galima iš tikrųjų netgi ir savo nuotaiką pasikelti, ir savo moteriškumą savo lavinti, savo grožį, net auginti, brandinti savo asmenybę. Šiandien kaip įdomiai, kaip gražiai atvyko klientė iš Sostinės ir galvoja, mane atrado prieš kelis mėnesius Facebook'e. Sako, manau, kad aš pas Jolantą rasiu su taškiukais suknelę. Žinau, kad Jolanta krykštauja taškiukais. Ir kaip įdomu, iš tikrųjų, aš turiu pasiūlą moterim ilgesnė su taškiukai, 60 eurų. Dabar, man atrodo, yra tik tai toksai L-as tikras dydis, vienintelė L-as XL-as. 60 eurų su rankovytėm, graži romantiška suknelė. Kiek aš turiu suknelių ir trumpos, ir čia pasitraukia. Yra, man atrodo, XL-as ir rėmukas mažesnė, 50 eurų. Labai nuostabios suknelės su petnešėlėmis, gražiai suformuota krūtinė, liemuo, 50 eurų suknelės, turiu dydžių nuo S iki XL, parašykite moteris. Štai gražuolė juoda šita, kur matėte, 70 eurų. Turėsiu dydžių. Gražuolė juoda, 60 eurų. Patinka, pas mane atvykusios moteris turi labai didžiulį pasirinkimą matuotis ir tuo labiau ir aš padedu ir jos pačios pamato prieš veidrodį, kas jums tinka. Žiūrėkit, kokia gražuolė suknelė, tokia kavališka, 70 eurų. Romantiška, žakardas, M dydis, 80 eurų. Tobula, gražiai atsidaro ir petukai, vakarėliui, 50 eurų suknelės. Žiūrėkit, kokia gražuolė, ryški, 60 eurų. Tiulis aksomas permatoma, matėt video, reikia tik apatinuko, labai graži, prabanga kvepianti suknelė. Šarmingos suknelės, 50 eurų. Labai gražiai formuojanti figūrą suknelė, 60 eurų. Šitos suknelės tik mažo dydžio, toks XS-as iki emuko. Paskutinė suknelė 70 eurų ir S-as, 60 eurų suknelės, 60 eurų tokia gyvatėlė, barkatas, 60 eurų suknelė. Kokia pas mane yra nuo klasikos iki visiško moderno, 70 eurų suknelė, trumpesnis variantas, didesnio dydžio. Žakardas, koksai gražus audinys. 50 eurų. Matėte fotosesiją, vienas petukas atidarytas, L dydis. L dydis, turiu vienintelę didesnę suknelę dar. Nuostabi suknelė.
Štai žakardas. M dydis 80 eurų. Turiu XS ir L šitą suknelę. Tokia ugninga. Šonai paraukti. Įspūdinga suknelė. Figūra atsitaikyti. Man patinka begalinis moteriškumas. Ir žinot, kada ir pas mane važiuoja moteris, norinčios moteriškų suknelių. 50 eurų suknelės yra iškirpti, toksai, bet maži dydžiai. Estas, Emas, gražuolė suknelė, yra dydžių. Kai pas mane suknelių yra pardavime 50 eurų, tarp kitko turiu šitų suknelių, dėl dydžio rašykite SO, MO, L, savo centimetrus asmeninę žinutę. Ir turiu šitą suknelę XL, ten XXL. Štai gražuolės 50 eurų. Labai gražiai sulieknina. Viskozė, norinčiai moteriai natūralumo. Ilgos, labai mielos. Toksai žalsvas su taškiukais. Diržiukas yra 60 eurų. 50 eurų suknelė. Toksai ML dydžio moteriai, labai gražus spalvų žaismas. Noriu parodyti, kas jūs laukia įvairovė. Ir atvykusi moteris 50 eurų mažiausiai prasimatuoja nuo 20 iki nežinau kiek daug suknelių. Vau. Graži labai atspalviai tokia. 60 eurų suknelė ir dydis. 60 eurų suknelė. 50 eurų yra šonės kiltukas. Kit kokia graži mažo dydžio suknelė. Čia petukai atsidaro, pamušaliukai, vau. Kiltukas yra mažiukas. M dydis, nugaroje sagutės. 70 eurų. 70 eurų barkatas. Yra drugeliai jausti. 55 eurai suknelė. Koks gražus gėlių žaismas. Dėl šitų suknelių, kas norit, rašykite. Itin mielo audinio. Statyti petukai. 50 eurų. Dabar yra vienintelė tik tai mažutė. 50 eurų suknelės. Dviejų dalių kostiumėlis 70 eurų. Čia yra, žiūrėkit, koksai nuostabus su pamušaliuku. Sijonas, palaidinė tiulis. Trumputė suknelė, žalia. Štai kokia gražuolė aura. 60 eurų. Spalvotos, ryškios, gabaniška suknelė. Turiu, man atrodo, S ir L. 70 eurų suknelė su gėlėmis. Vienintelė paskutinė. Rožinė 60 eurų suknelė. Didesnio dydžio moteriai. Toksai LXL. Paėmiau keletą didesnio dydžio moteriai ir turiu palaidinę laikraštinę didelę, štai tikrai labai didelė ir švarkas labai didelis, suteikiančios tokio moderno, palaidinė 40 eurų, švarkas 60 eurų, puikus trikotažas, suknelė, turiu ir didelio dydžio ir mažesnio dydžio. Barkatas didesnio dydžio 70 eurų, didesnio dydžio moteriai su pamušaliuku. Štai 50 eurų suknelė. Ir noriu pakviesti jūs prie stendo Lotoso kremų. Jis džiaugiasi
Yra visa linija pas mane pardavime, ir prausiklis, ir tonikas, esencija, esencija losjonas, pakių kremukas, probiotinis serumas, probiotinis kremas, serumas raminamas. Yra, kas moteris nenorite saulės, nuo visų alergijų, netgi saulės apsaugantis, kaukės nuostabusios, labiau drėkinanti, maitinanti. Ir visa kvapų parduotuvytė, tekstilės kvapai, jūsų spintai, drabužiam, rankšluosčiai, pataliniai, namų kvapai kvepiantis. Ir yra automobilio kvapai. Būkit gražios moterys, rūpinkite save. Rytoj išeiginė, rytoj mum yra šventė, darbo diena, ką švenčiame kasdieną. Ir man atrodo palaimintos tos moteris, kaip ir aš skaitau, esu palaiminta, nes dirbu mylimą darbą. Dirbu labai daug ir dirbu ir nedirbu, nežinau, susilieja viskas. Tai gražaus vakaro jums visom. Iki, jeigu norės labai klientė, ką rytoj darbo diena, aš būsiu vietoje, jeigu labai norėsite, susisiekite. Iki.